Lietuvoje nuo 2014 birželio mėnesio įsigaliojo naujieji ES reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos Lietuvoje. Pirma. Nauji reikalavimai taikomi perkant nuolatinės prekybos būdu – internetu, telefonu, paštu ir neprekybai skirtose patalpose – namuose, darbo vietose, pardavėjo organizuotoje ekskursijoje ar pristatyme kavinėje. Antra. Galioja sutartims, kurių vertė viršyje 100 litų – 28,96 €, tačiau turi tokias pačias apsaugas kaip ir brangesnės prekės. Trečia. Paliekama daugiau laiko apsispręsti. Per 14 kalendorinių dienų galėsite patikrinti norimą pirkinį, jo atsisakyti, susigrąžinti visas sumokėtas sumas, atgauti prekių pristatymo išlaidas. Ketvirta. Daugiau informacijos vartotojui. Pardavėjas privalo suteikti informaciją apie prekę, pardavėją, kainą, sutartį, o taip pat apie vartotojo skundo nagrinėjimo tvarką bei pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Penkta. Jokių papildomų priemokų už kredito korteles ir padidintų tarifų telefono linijų. Prekybininkas negali iš vartotojo reikalauti didesnio mokesčio nei jo patiriami kaštai. Prekiautojai, kurie naudoja atskiras aptarnavimo telefonų linijas, negali taikyti padidintų tarifų už konsultacijas vartotojams. Taikomi tokie patys įkainiai kaip už įprastinius skambučius. Jokių paslėptų mokesčių ir iš anksto pažymėtų langelių. Šešta. Didesnė apsauga sudarant sutartis telefonu. Sutartis įsigalioja pasirašius gautą pasiūlymą arba įsiuntus rašytinį sutikimą. Septinta. Greitesnis prekių pristatymas. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu nesusitariama kitaip. Aštunta. Vartotojų apsauga įsigyjant skaitmeninio turinio produktus. Pateikiama aiški informacija ir funkcinės savybės, suderinamumas su programinė aparatinė įranga, informacija apie vartotojų teisės turinio plagijavimą. Galima atsisakyti pirkinio iki jo išsiuntimo dienos. Projekto rėmėjas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Daugiau naujienų vartotojams www.vartotojunauienos.lt, www.vartotojųteisės.lt, www.top-10.lt.